Sveiki, Žiedo broliai kanalo žiūrovai. Šiandien dar viena Žiedo broliai tinklalaidė. Tokia, galime sakyti, prieš Kalventiko antrąjį etapą Spatarsoje. Taip pat pakalbėsim apie esmatų sporto testus, kurie vyksta šiuo metu Brno trasoje. Ir taip pat šiek tiek ir apie Baltijos šalių čempionatą ir šiek tiek apie Rink Challengerio planus. Tai mes su Jonu šiandien tradiciškai. Labą dieną visiems. Jo, ir pradėsim nuo Kalventiko. Kalventikė situacija tokia. Lietuvos komandų 4, tai yra, atsiprašau, 3 Lietuvos komandos. Labai norėjom, kad būtų 4, bet GSR Moto Sportas greičiausiai dėl finansinių priežasčių nepasirodo. Ir Spatarsoje, Belgijoje kitą savaitgalį gazuos 3 Lietuvos komandos. Tai yra Juta Racing, kurios sudėtis šiek tiek kitokia, nebus Kasparo Stevensono ir Korbeto Australo. Tai važiuos Lukasas Angelas, kaip ir Mugello trasoje, Larsas Viljonas, žmogus jau turintis patirties su Audi LMS GT3. Antrąją versiją, kas nežinot, jis prieš porą metų, 2022 startavo 24 valandų maratone Barcelonoje, Kalventiko etape, ir Arūnas Gečiauskas tradiciškai. Tai, Jonai, šiek tiek gal pakomentuok apie Jutą. Jo, iš tikrųjų, matom, turi greitą sudėtį vėl Jutą. Matėm, ką parodė Mugello trasoje jau. Aišku, šį kartą nebus greito Australo, bet aš galvoju, kad tai neturėtų jam sumažinti galimybių pakovoti dėl aukščiausių pozicijų. Jo, jie yra perkelti į GT3 klasę, ne Pro M, o GT3 klasę kažkodėl, nors turi vieną semi-pro vairuotoją, Lukasas Ankela, ir jų klasėje bus legendiniai. Tai vyko, matai, dėl to aš galvoju, nes nėra greitojo Australo. Gali būt. Ar kito greito vairuotojo. Na, Juta tų greitų vairuotojų turi, kontaktus gražius turi. Taip pat, ir jų klasėje bus 2 mums labai puikiai pažįstamos komandos, Herbertai, su kuriais Artisainsas kovodavo. Atsiprašau, Leipertai. Leipertai buvo. Jo. Yra buvę čempionai senesnių metų. Tai va. Yra AS Bratislava komanda, kurią puikiai pažįstame. 2019 metais jie užėmė 2 vietą. Broliai Miro Konopka dar startuoja. Ir jie važiuoja su GT3 Evo versija, naujesnė negu Artisainsas, kurie su savo tradicinė sutartim startuos Pro M klasėje. Čia mes matome labai daug komandų, matome ir ispanų komandą, matome ir naujazelandiečių komandą su... Kaip pasakė, kad naujesnis modelis, aš dabar suabejojau, man atrodo, kad vienodai. Ne, parašyta Lamborghini Huracan GT3 ir Lamborghini Huracan GT3 Evo. Taip, Evo versija. Tai Artisainsas su to pačiu sudėtim, Audrius, Nikola ir Paulius, kažkaip Deividas Jocius ilsėsi, bet manau, kad Deividas gal ir pasirodys vienam etape, kaip manai? Galbūt, sunku pasakyti. Taip, jų varžovai stiprios komandos, vokiečiai, Santerį Junior, teamas iš Prancūzijos, Platformas su 2 vairuotojais. Taip pagrindę matom, dominuoja vokiečiai automobiliai. Porsche GT3, aišku, bus labai sunku. Manau, kad Artisainsas vėl prijaukinti, jiems reikės prijaukinti Lamborghini. Ir žiūrėsim, ar pavyks Fortuna, tarp kito, susigrąžinti tiek Baltikų, tiek Artisainsui, labai bus įdomu pažiūrėti. O mūsų Porsche Baltikas GT3 klasėje, GT3 Cup arba 992 klasėje su savo sudėtim Domas Raudonis, Tautas Rudokas, Robertas Kupčikas, dėja nebus šį Sikatuato Klepiko, bet... Gal po tų, žinai, pastabų susimastė komanda. Gali būti. Na ir daug. Gal irgi nekalbėsim, beje, 2 semi-pro vairuotojai, žiūrėsim, kaip seksis, aš tikiuosi, kad jie užims aukštą vietą ir gerai pasirodys.
matom ir komandai San Marino, nors važiuoja čia Birikonai. Kas dar mes matome? Jo, 9-2 klasė irgi kosmosėlis iš tikrųjų lengvai Jo, tariant. labai daug automobilių, apie 20, kaip anas iki kalbėjome. Štai nusistebėjau šiaip iš tikrųjų, kad neturim mums puikiai pažįstamo Steve'o Van Bellingemo. Jo, nors ir startuoja Nors čia yra jo namų trasa. jo trasa, ne, Belgija. Bet mes turim Red Artus iš Belgijos, mes turim ir Speed Loverius, man atrodo, jeigu aš neklystu. Man atrodo, jo, Jo, Speed Loveriai yra, puikiai pažįstami. Irgi, kas atsimena, Lietuvos autosporto 2017 yra startavę. Gaila, kad mes neturim VDS-o, kurie irgi yra belgai. Jo, Steve'o, būtų turbūt smagu, galėtų Lietuvos komandos daug įspūdžių papasakoti. Tai žinom, gal prisitrauksim Marcel Bratislavą vėl sugrįžti į Palangą. Gal Kalbėt. Kalnopkas vėl. Ūdai. Prognozijas aš neprognozuosiu, aš palinkėsiu vėl visom komandom finišuoti ir tikiuosi šįkart nebus taip, kad Artisainsas ir Porsche Baltikas pirmam posūkį po pirmo posūkio paklius į tokią į susidūrimą. Ja, bet čia nežinai, čia yra autosportas. Čia yra autosportas ir prognozuoti yra labai sunku. Kvalifikacija bus įdomi vėl tradiciškai Kreventike. Anasikė ir Juta užėmė 3 vietą. Man tai net, žinai, iš dalies įdomu bus ta tarpusavio kova pasižiūrėti, kuris Lamborghinis bus greitesnis. Ar Mūsiškio, ar Bratislavos. Bus įdomu žiūrėti, kaip seksis Jutai. Gaila, kad viena Juta dalyvaus, ne antra. Juta treniravosi Nürburgringe, bet ten važiavo kiti sportininkai. Apie tai galbūt nekalbėsim, bet yra planai pas Jutą, kiek girdėjau, padarau Saudum Gilžiniu, kad dalyvauti 24 valandų lenktynėse Nürburgringo. Tai būtų labai smagu pamatyti vėl Lietuvos komandą. Kas atsimena senai, 98 metai, tai mūsų autosporto žvaigždės Aurelijus Simaška, Saulius Gerdauskas, Stasys Brunza, Vytautas Venskūnas ir visi kiti, Eugenijus Tamulevičius startuodavo ten, kol nebūdavo dar Palangos to 1000 kilometrų lenktynių arba gintarinio pragaro, kaip mūsų kolega Žilvinas vadina. Tai startuodavo ten 24 valandas. Tai ir broliai Dagiliai ten startavę. Dubajui, man atrodo, Dubajui. Ir Vokietijoje yra važiavę. Kad Vokietijoje yra važiavę, taip. Ir taip. Tai čia faktas. Tai užsiminėme apie brolius Dagilius, dabar laikas apie juos pakalbėti apie Nemuną. Gal ne tik pakalbėti, bet ir parodyti išeitų, nežinau. Jo, kad pavyks tai tikrai. Ir jūs matote Justą Simašką, Aurelijaus Simaškos sūnų, ralio lenktynininką, dalyvavusi ir Europos ralio čempionato etapuose. Dabar suka į žiedinės lenktynės ir šiais metais visą dėmesį skirs žiediniam lenktynėm ir prisijungia prie Motosport komandos su MG GT3 automobiliu, startuos Baltijos šalių čempionate. Pace, kol kas apie Aurumą kalbų nėra, bet labai smagu, šį savaitgalį testuoja automobilį kartu ir kartu važiuoja ir Nemunas ir važiuoja dar vienas lenktynininkas, tas Sukinas, gal mums mažiau žinomas lenktynininkas mums, bet smagu. Justas pratinasi prie automobilio ir smagu, kad ralio lenktynininkai kažkaip neužmiršta tą žiedą. Atsimenam, žinai, matyti Nemuno Dagilį tarp šitų pavardžių. Jo, labai smagu matyti Nemuną ir matyti Justą, vieną talentingiausių jaunųjų lenktynininkų. Ir Nemunas, žinai, tarsi mums tokia užuomena duoda, galbūt Aurume bus netgi 2 Mercedesai. Čia dabar tokia, žinai, kaip intriga paliko Nemunas mums. Aš tai sunkiai galvoju, kad 2 bus Mercedesai. Pernai Nemunas važiavo, kaip visi turbūt atsimenam, su Ramūnu Čepkausku ir Zviedriu. Kažkaip žiūrėsim. Nemunas nenuspėjamas, gali važiuoti su bet kuo. Jo, čia tokia paliko. Nemunas gali važiuoti ir su Gitkaru ir jį išpeikti. Ja, čia panašiai kaip broliai geležiniai, gali Nemuną įsadinti vos ne į bet kokį automobilį ir jis spaus tikrai viską iš jo. Jo, jis ir ką, spaudė ir Porsche, spaudė ir net ir turėdamas, na gerai, nestartuodamas, tai turėdamas tokių
rimtų pasirodymų. Bet viskas gerai, aš labai norėčiau visą Samašką pamatyti Aurimę su Mercedesu, bet aišku, jiem pirmi metai, tai jiem tikrai galbūt bus sunku. Bet ralių lenktynininkų mes esam turėję, ir Samsonas yra lenktyniavęs Be Lietuvos abejo. čempionas, ir Varža, Jau ir nekalbant apie Vaidotas. Ramūno patirtį. Ir apie Ramūną patį, na, apie Ramūną čia net nėra kalbėti, ir Vaidotas Žala yra startavęs su BMW M4. Tai žiūrėsim, tikrai bus įdomus čempionatas Batso. Šiaip mane dar turėtų kai kam turėtų būti įdomu, kad Batso 2 etapai sutampa su NES čempionato 2 etapais. Pildosi tas sąrašas, kitą savaitgalį bus Sparno trasoj testai. Ir štai dalyvų sąrašas pilnėjantis, prieš pirmąjį etapą dar kartą parodysim, pilnėjantis, matom ir jau pažįstamų vardų, ir bus, vat, kaip sakiau, anasik ir su fūro čempionato, Europos fūro čempionato dalyvis, kuris sės į Golf TCR, ir 997 vairuojantis Leivanas, kuris jau ne vienais metais yra startavęs Batse. Na, turėtų daugiau dalyvių būti, kadangi bus 992. Tai galbūt bus 9292 dalyviai. Labai įdomu, Dream to Drive'as irgi planuoja dalyvauti, nes čempionate įdomu, kas vairuos. Automobilį daug testų turėjo. Gal Tunylą, gal Vladas Jurkevičius, kuris šį savaitgalį startuoja Europos Sąjungos čempionate. Motosportas irgi yra įrašytas, greičiausiai Justas Simaška, galbūt ir Nemunas. Kaip manai, Nemunas startuotų Batse? Aš manau. Ir pernai jie turėjo startuoti su Arturu ir su Valteriu, bet tada kažkas atsitiko ir nestartavo. Tada taip susigaliojo prognozės, nes Arturas... Aš manau, nes tie testai ne šiaip juk daromi. Jo. Ir matom, kad grįžta į formulių klasę, formulių estiškų formulių klasę, nes Estijoje yra gaminamas formulių automobiliai. Tos istorinės formulytės iš tikrųjų visai įdomiai susižiūri. Jo, galim parodyti tas formulytės. Šiaip, jo, jis... Tokie tikrai įdomus automobiliai, beveik primena kaip Amerikoje kokioj. Jo, ir mes tų formulyčių esame atsimenami Ramūno Čepkausko laikus su formulė, bet aišku, tada buvo kiti laikai, galės Ramūnas papasakoti, jeigu jis kažkada sutiktų į laidą ateiti, tai tos formulytės... Praleidai viena iš tų formulių buvo. Ai, viena iš formulių buvo? Jo. Jo, va. Štai viena iš formulių. Estonia 23. Nu, tokios panašiom formulėm ir Čepkas startuodavo Jo, arba, kai, žinai, prisimeni tos ypač senus laikus, su tokiom važiuodavo visos Anglijos žvaigždės Silverstone. Taip. Ir dar Jonušis turėjo dvietę formulę, yra pasakojęs, su kuria net yra važiavęs Arum trasoj pirmaisiais metais. Jo, yra net istoriniai kadrai išlikę. Jo, ir bėkas prenumeruoti Arum 1006 km kanalą YouTube'e, tai dabar labai daug yra įdėtas medžiagos su visų fettingio komentavimu, su visais komentarais, pamatysit jauną Joną Gelžinį, pamatysit, kaip Vytautas Švedas parvežė Algį greitai, Algį Ramanauską, dar įspūdingo kadrų, Styvą po pergalės, Nemuną nusivylusi, Nerijų, na, daug gražių kadrų. Tai va, ką dar... Daug visokių video ir mes artėjom po biškį link tų metų, kada Akvilė pagaliau pasirodė. Labai laukiu 13, nes atsimenu Vanago triumfą įspūdingą kovoje. Jo, ir apie pačią dangą, kaip keitėsi. Jo, trasa buvo pakeista, taip, Konfederacija 15 metus, kai liūtis buvo didžiulė. Jo, buvo daug visokių įvykių. Kaip Dagilių Porsche vėl degalai pasibaigė pas juos jau ne vieną kartą Dagiliams pasibaigė yra degalai ir jie pirmavo ir jiems pasibaigė degalai ir prieš degalinę nestojo į degalinę. Užmiršo užvažiuoti degalinę ir jiems baigėsi degalai. Ir 2004 ir 2015 tai kainavo pirmąją vietą.
Ir net komentatoriai buvo įsigandę, atsimenu, kai su AMG važiavo. Man atrodo, net AMG buvo pasibaigę degalai. Man atrodo, irgi. A, jo, Jo. čia kai buvo tas finišas. Ir paskui Jo, 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 Nerijus jo. neturėjo garso. Neturėjo garso. Jo, smagus laikai, artėjom prie Aurumo tikslo, jau mažiau negu 100 dienų liko, 17 komandų. Žiūrėsim, kaip čia bus. Jo, Matysim. dalyviai kol kas nesipildo, patys žinom dėl ko, Žinom kokia dėl ko. ekonominė situacija, bet reikia manyti, kaip ir senesniais metais, viskas pradės gerėti link vasaros. Jo, Valteris Viedas startuoja Belgijos etape Beneliukso. Tai žiūrėsim, tikrai matysim, dar nežinia, ar Čiapka dar startuos, nes irgi dar... Šiaip ar taip nėra dėl ko liūdėti, jeigu ir tų dalyvių bus nedaug, tai kokybės prasme tikrai bus kosmosas. Jo, norėtųsi labai tikėjimas, kad bus užsienio komandų vėl daug. Matysim. Jo, dar ką galim paminėti, kad rytoj Nemuno Žiede bus simuliaciniai mokymai arba tiksliau federacijos treniruotė, kuriam, trakdėjus federacijos, tai čia graži federacijos iniciatyva lenktynininkams, pradedantiems lenktynininkams, ir artėja ir be Kreventiko ir pas mus jau Žiedo lenktynių čempionatas ir Bacas, tai žiūrėsim, daug laiko bus ir matysim, tai Žiedo broliai, Gabrielius Jonas, susitiksim po kelių Ačiū, savaičių. gražaus savaitgalio. Viso.